Šį kartą pradėjome kelionę labai anksti iš Alytaus, apie 6 ryto pasikrovėme automobilį, pasižiūrėjome, ar viską turime, ar viskas vietoje ir pajudėjome link Lenkijos sienos. Kelionės tikslas – Austrijos kalnai. Atvažiavom į pirmą Lenkijoje esančią įkrovimo stotelę, susinstaliuoti programėlės ir tiesiog pasižiūrėti kokią įmonę, kad vėliau nereikėtų kiekvieną kartą stojant įsikrauti mašinos per naują prisijunginėti. Juokiamės su broliu ir sakom, kokioj čia Kančiapikoj maždaug elektromobilį krauti. Normaliai aikštelė automobilį yra už šito pastato, mes tiesiog kažkokiai random vietai kraunam prie laukų automobilį. Kelionė buvo gan tikrai ir ilga ir sunkiai, kadangi turėjome susiplanavę beveik apie 13 įkrovimo stotelių. Reikėdavo stoti dažniausiai kas 2 valandas, pasikrauti bateriją, kadangi buvo šaltos dienos ir visą laiką buvome trasoje ir tai elektros, kad išlaikyti baterijos temperatūrą tokią pačią, išnaudodavo tikrai gan daug. Viešbučiai iš anksto nebuvom užsirezervavę, nes nežinojome, kaip seksis su stotelėmis įkrovimo ir ar laiku ir iki tenai net spėtume atvažiuoti. Kadangi buvo tokių atvejų, kur kai kurios įkrovimo stotelės tiesiog neveikdavo ir tekdavo ieškoti kitų 50 km atstumo. Kaip atrodo mūsų kažkelintas sustojimas įsikrauti? Tai valgom sumuštinius, dirbam prie kompo ir tiesiog laukiam, kada pasikraus baterija ir tada judėsime prie kito mūsų įkrovimo ir po to jau prie viešbutuko. Tokia ir visa kelionė nuo pakrovimo iki pakrovimo. Mes esame miestelėje, kuriame gal prieš 10 metų ar daugiau net buvom atvažiavę pirmą kartą, kaip turėjom šeimos kelionę. Ir dabar net per seniausiai papusryčiavom, yra 8 ryto ir tiesiog išėjom pasivaikščioti. Aišku, miestas visiškai tuščias, nes dabar šeštadienis, visi miega. Tai tiesiog einam pasižiūrėti, kaip atrodo senamiestis ir architektūra. O kas labiausiai iš tikrųjų ir sunervino mus visoje kelionėje, kad kiekviena šalis turi skirtingus gamintojus ir tiekėjus ir visi prašo tavęs prisiregistruoti, kas trunka dažniausiai nuo 30 iki 40 minučių. Tada reikia pasirinkti skirtingus planus, kiek norėtum krauti per mėnesį, tada pridėti kortelės, tų kortelių kartais nepriema. Tai žodžiu, nusprendėm tiesiog šitais dalykais nežaisti ir pasitelkti trečią platformą, kur tiesiog galima pridėti savo vieną kortelę ir beveik visi tipai įkrovimų stotelių veikdavo ir būdavo prijungti prie šitos platformos. Aišku, turėjom susimokėti papildomai už šitą paslaugą, bet jau geriau negu kas pusvalandį tiesiog kas valandą beveik gaišti ir kiekvieną kartą stojant tiesiog prisiregistruoti vėl per naują. Judame per Vokietiją ir per labai didelį atstumą mums rodo ir Veizas ir visos programėlės, kad yra milžiniškas kamštis. Gaunasi, kad tarp 2 miestų vyko kažkokia avarija ir visa linija viena užblokuota ir panašu, kad policija perikioja eismą į aplinkinius kelius. Tai žiūrėsime, kaip seksis. Mašina yra 60% pasikrovusi. Susižiūrėjom, kur jeigu dėl viso pikto yra dar šalia pasikrauti mašiną, bet po biškį judam ir žiūrėsim, kaip seksis. Tai pirmas toks iššūkis, kurio netikėjom, kad bus, nes pailgino kelionę beveik 30 minučių pagal laiką. Kai su šeima visada važiuojame slidinėti, mes visada mėgstame apsistoti pas vietinius ūkininkus arba tiesiog mažesnės šeimynas. Tenais visada vaizdai būna patys geriausiai ir nuo kalno viršaus vakarais matosi visas šviesiai apšviestas miestas. Pirma diena slidinėjimo prasideda, važiuojam dabar išsinuomoti slidžių, viską pasimatuoti, kad viskas tiktų ir pajudėsime ant kalno, žiūrėsim kaip seksis, kadangi nauja vieta, niekas nėra pažįstama, reikia trasas išsibandyti, viską saugiai, o po to jau planai gali ir keistis. Mam slides, buvo labai faina, nes Lietuvoje, pavyzdžiui, nematuoja kiekvienos kojas atskirai, o čia specialių aparatų tokių išmatuoja kojas, tai viskas labai super išėjo išsinuomoti. Nusipirkom bilietus 6 dienom, skipesus ir dabar va jau po biškį kylame į kalną, uždėjau timerį, tai pasižiūrėsime per kiek minučių užkelia į pačią kalno viršūnę.
ir jau susimatysime tenai. Dabar po biškį leisimės į apačią ir tenai matėme, kad galima pasikelti mėlyną trasą tokiu pradinukų, tai pasitestuosime. Taip, už manęs yra pradinukų ta trasa, kažkiek matosi, kažkiek nesimato. Tenai pasitestuosime savo skillsus, prisiminsime, kaip reikia slidinėti, nes pas mane yra 2 metų pertrauka, tėčiui tik tai metų pertrauka, nebuvome Liepkalny ir po to judėsime ir žiūrėsim, kaip toliau. Tik nusileidome nuo kalno, važiuojam namo. Pirma diena buvo sunki, nes visiems reikėjo prisiminti, kaip paslidinėti, atšlifuoti techniką. Rytoj ryte paslidinėsiu šiek tiek ir tada po pietų varysiu dirbti namo. Tai taip ir gausis, kad ryte paslidinėjom šiek tiek, o po pietų darbas ir namai. O visi kiti slidinės, kol aš dirbsiu. O vakarai būdavo skirti dažniausiai su kompanija, kažkur važiuoti, pakeliauti į aplinkinės vietas, ar tai praleisti vakarų žaidžiant įvairiausių žaidimų stalo ir tiesiog kalbant dalinamės patirtimis, skirtingomis trasomis ir kur kam reikėtų ką išbandyti. Atvyko mes į Zillertalio slėnį, visas slėnis yra toks, ilgas, apie 25 km ilgio. Ir šlaitai, kalnai iš visų pusių. Ir visi šitie kalnai yra padaryti taip, kad čia yra bendroj sumoj. Šitam žemėlapį mes matom 1 slidinėjimo kalną, 2 slidinėjimo kalną, 3 slidinėjimo kalną, 4 slidinėjimo kalną, 5 slidinėjimo kalną ir 6 slidinėjimo kalną, o 7 yra ten toliau, kur dėja mes nebuvom nuvažiavę. Ir labai didelis vadinosi Zillertalio arena. Bet mums užteko ir šitų visų. Deja, paskutinės dienas slidinėjimo beveik nieko nebefilmavau, kadangi buvau stipriai apsirgusi ir kelias dienas tiesiog gulėjau pataluose ir ką daugiausia darydavau, tai tiesiog nuvažiuodavau į miestelį, į vaistinę. Tad tokie buvo mūsų nedidelės savaitės nuotykių kelionės su elektromobiliu ir slidinėjant po naujus neišbandytus kalnus. Tas, kas keliauja su elektromobiliu po Europą, jeigu turite kokių nors patarimų, prašau pasidalinkite su visais komentaruose.